treneriai, sveikinimai su pergalė, tokios sunkios, darbinės, kovinės rungtynės. Jūsų galbūt įspūdis apie rungtynės? Na, kas matėsi akivaizdžiai, kad taip, gegužės buvo labai įtemptas abiem komandom ir šiandien, manau, labai trūko tos energijos. Ir, na, žiūrint į žaidimą iš šono, tai taip ir atrodė, kad tos rungtynės gali nulemti kažkokia viena kita klaida, nes tų momentų tikrai nebuvo daug ir tas žaidimas toks irgi gana lėtas buvo. Na, be abejo, abi komandos žaidė taurės rungtynės vidury savaitės ir, na, akivaizdžiai matėsi, kad antrą kėlinį ir banga pasėdo, ir mes jau tokie buvom, na, sakyčiau, pasyvūs, bet manau, tie keitimai, kurie išėjo, aš manau, labai pasiteisino, šiek tiek gyvumo įnešė ir manau, kad tai, kad tikėjom, kad galim kažką susikurti ir, na, įmušti tą įvartį, bet kada. Aš jiems visą laiką sakau, svarbiausia neprasileiskit, įvartį mes galime įmušti bet kada, tai šiandien buvo būtent ir tai. Siekiant nepraleisti, šiandien buvo ir vargų. Vilius Armalas nežaidė, Kojičius į vidurio gynybą, bet susidūrė, teko keisti Antanavičius, dar pabaigė rungtynės. Tai kiek galbūt tokia situacija irgi reta turbūt, kad taip kristų gynėjai. Žinot, iš tikrųjų labai sunki situacija, paskutinės gal 2 savaitės gynėjai iškrenta, tai dėl kortelių, tai Mulderis vėl traumą gavo, tai jūs matot, kad mes išeinam į rungtynės su 2 nominaliais gynėjais. Tai išeinam, mes irgi turėjom 2 nominalius gynėjus, mūsų Diukas, jisai nėra kairio krašto gynėjas, bet jisai gali uždaryti tą poziciją. Ir Lazaras, na, reikėjo vėl atsiprašyti ir paprašyti, kad sužaistų toj pozicijai, nes, na, pasirinkimo neturiu. Tai kažkaip sukamės sunkiai, bet rezultatą pasiekėm, tai mane ir džiugina. Esmilis Kaušinis šiandien švenčia gimtadienį, savo dovaną jis padovanojo, rezultatyvų perdavimą. Kokią galbūt jūs jam dovaną padovanosit? Na, norėčiau, kad jisai ir taip jau gauna žaisti, jau tikrai įgavęs pasitikėjimą nuo pat šių metų pradžios ir, na, ta rotacija pas mus jinai visą laiką vyksta ir tie žaidėjai yra labai svarbus ir mes matome ir šiandien matėme ir kiekvienose rungtynėse aš tai darau, kad, na, norėdamas, kad tokie žaidėjai, na, atakuojantys žaidėjai įneštų kažkur tai gyvumą ir jie įneša, visą laiką įneša. Tai norėčiau palinkėti, kad gautų dar daugiau šansų. Čia gal pirmą savo turėčiau tą palinkėti, kad suteikčiau jam daugiau šansų ir manau, kad tikrai gauna ir gaus ateityje tikrai. Ir aš manau, vienas toksai iš efektyviausių žaidėjų, iš saugų linijos pas mus. Dabar pertrauka, ar bus kontrolinės rungtynės, ar duosit atsipūst, ar apsiribosit tik treniruotėms? Ne, be abejo, aš manau, žaidėjai nusipelnė poilsio, žaidėjai gaus poilsio, kontrolinių mes neplanuojame, nes, na, išvažiuoja nemažai į nacionalinį, į jaunimo rinktinės, tai būsim šiek tiek aptrupėję, bet, na ką, yra laikas atsistatyti, pabūti su draugais, su šeimom, biški praleisti laiką kitaip. Nežinau, ar šiandien stebėsit Čempionų lygos finalą, tai galbūt irgi galėtų būti poilsis kitaip, stebint finalą. Jeigu stebėsit, galbūt turit savo favoritą? Be abejo stebėsiu. Favorito neturiu, aš už gražų futbolą, manau, jisai ir bus geras futbolas, tai žiūrėsim ir mėgausimės.